patinka premjerės idėjos perkratyti kompostą biškelį, pasižiūrėti, kokie kirminai kur gyvena. Ir iš tiesų, jeigu tai pavyks, suprantat, nu kaip, gerai, kad pačios idėjos yra. Yra gerai, kad norima kažką padaryti su LRT. Yra gerai, kad su energetika, su visais tais nuostabiais kreivio projektais kažką norima padaryti. Pasižiūrėti, kas ten Ignitį darosi. Tai yra svarbu, kadangi yra kai kurie tokie fundamentalūs dalykai, kaip šventos karvės Lietuvoje, kur nieku gyvų niekada niekam, ar ne? O pasirodo, suprantat, galima ir net reikia. Šia prasme, gal net ir gerai, kad Palucko nebeliko. Nes Paluckas, man toks, suprantat, biški Žygimantas Augustas, spręs nieko nenori. Viskas po Jučenko jam. Nu, tai ir gerai. Konservatoriai, kaip sakyt, Incidit insciliam, kai būt Vitalį Charybdimą, ne, nuo vilko ant meškos, nuo scilos ant Charybdės. Nu ir gerai, tegul dabar turisi Charybdę, jeigu jam taip scila nepatiko. Ar ne? Su kūrybiškumu ten pas juos prasta. Vat, nežinau, jiems gal reiktų lygiuotis į tikrus, kaip sakyt, klasikus, vat, visokių istorijų kūrimo prasme, vat, buvo nuostabus Ozis Osbornas, ar ne, tikras tamsos princas, ką jis tik tai nepapasakodavo mums per MTV. Tegul lygiuosi į tokius herojus, bet matyt talento trūksta. Todėl mes esam priversti spoksoti į tas personas absoliučiai nuvalkytas, nutrintas, naftalininės, kurios jau buvo vieną kartą išmestos, bet antrą kartą ištrauktos. Suprantat, tiesiog virškinimo traktą perėję veikėjai vėl ant scenos tiesiog dedami į lėkštę, bet net ir nelabai išrankus, suprantat, vartotojas supranta, kas jo lėkštėj padėta, kas serviruota, smarvė tokia, kad tiesiog, manau, net ir kai kurie užkietėję buvusios valdžios hurmanai jau pradeda kažką įtarti. Kada yra premjerė pristatoma, kada rodomi tik tie, kurie ją kritikuoja ir ragina už ją nebalsuoti, o jos, pavyzdžiui, nėra. Keistai tas deklaruojamas objektyvumas. Čia yra norma, šitos kontoros norma yra pasisodinti kelis lobistus ir pavadinti juos ekspertais. Ir tik pasakoja mums apie nuostabią antrąją pensijų pakopą, apie puikiai pravestą liberalizaciją mūsų elektros rinkos. Čia griuk negyvas iš tikrųjų, ar ne? Ir tiesiog, kaip ir sakau, dvokas stovi toks, kad net ir visiški, sakykim taip, nesusipratėliai pradeda kažką įtarti. Tiesiog, matot, kaip pasakyti, sektos esmė yra apdumti ir patalpinti žmogų į rūką. Rūkas po biškelį sklaidos, labai lėtai, bet jis sklaidos. Ta magija truputėlį pradeda išsivedinti. Bet procesas ilgas, procesas sudėtingas, matom, ar ne, tik po metų pradėjo suprast, kad yra kažkoks generatorius Lietuvoje, yra klasikinė literatūroje aptarti tokie irgi fantastiški rezonatoriai, kurie plauna žmonėms smegenis ir verčia juos tiesiog zombiais. Taip? Ir tik tai tie, kurie visiškai atsidavę propagandai, nejaučia to skausmo, kuris kitiems yra tiesiog veriantis. Tad iš tikrųjų, tų, kuriems skausmas klausant visą šitą tampa veriančių, daugėja. Tai reiškia, rūkas klaidos. Ir po metų pagaliau dašuto, kad išjungus vieną šitą bokštą, galbūt ir kitur gali šiek tiek klimatas pasitaisyti. Nes tai suprantat kaip su rezonansu, kai rezonuoja tokia įstaiga, toj mūsų media erdvėj, tai ir kiti žaidėjai irgi tarsi pradeda groti į unison. Žinot, tas drakonas mūsų, ar tas šventas Jurgis, nežinau kaip jį vadinti, nes juk jis nugalėjo Kinijos drakoną, nesgi žinom, tai yra popierinė tokia iškamša, toks visiškas fufelas, kuris baisus tol, kol tu neprieini šiek tiek prie jo arčiau. Kai tu prieini prie jo truputėlį arčiau, tu matai, kad ten iš vienur kyšo vata, kitur paralonas, iš uodegos smėlis byra. Tiesiog biškelį pastumk ir jo nebeliks. Todėl aš labai norėčiau, kad ateinant į vyriausybę pagaliau tą iškamšą pastumtų, o dar geriau iš vis, bus, žinot, ar ne,
Morės šventė, taip, bus užgavėnės, kad tiesiog jie nuvežtų į užgavėnių šventę, nu ir, taip sakant, pagal seną lietuvišką paprotį, mes ten su tuo viskuo ir atsisveikinume visiems laikam. Nes aš nematau absoliučiai jokio poreikio turėti šitą tokį, nu, iš tiesų labai brangų, visiškai beprasmį, senus serialus, visokie trečiarūšę dokumentiką. Žinot, ten žiūri ir galvoju, kur aš tai jau mačiau? O aš mačiau, žinau kur. Kino kelionių klubas, to centrinės televizijos, gyvūnų pasauliai. Taip, gyvūnų pasauliai, tas pats, apie tos pačius nuostabius delfinus, beždžionės. Tas yra toks naftalinas, ant tiek trečiarūšė produkcija. Nu, aišku, yra kai kurie serialai nuostabus kaip Poirot, bet mes jūs matėme jau 20 kartų. Jie rodomi jau 20 kartų. Čia tiesiog kalba eina apie pinigus, suprantam. Jie užkiša eterį visų to šlamštų, kuris jau seniausiai milijoną kartų rodytas, o tai kur visos tos mūsų babkės keliauja. Man tiesiog įdomu, kas ten... Man įdomu, nes aš dirbu televizijoje 30 metų. Be abejo. Ir žinau, kiek kas kainuoja ir kaip padaroma, tai man labai įdomu, kur jie. Ir nėra situacijos be išeities, yra tiesiog buki žmonės. Ir žmonės, kurie tiesiog nesupranta ir nesuvokia, kad visada yra išeitis ir visada išeitis veikime. Reikia veikti, reikia nenuleisti rankų, reikia siekti to, kas yra svarbiausia. Šitas kabinetas, ta vyriausybė išsilaikys iki kad ir koalicija iki kadencijos pabaigos ir kur yra tos vietos, kur galėtų pakišti jiems koją? Vietos gali būti tik tai psichologinės. Ir jeigu be abejo pristiks politinės valios eiti iki galo. Reikia būti pasiruošus, kad bus šantažas, kad persekios artimuosius, kad ims įkaitus, kad draskys, viešins visokią smarvę, jeigu nesuras, tai sugalvos, pils pamasgas, tai yra senas, geras KGBistų nomenklatūros metodas. Jeigu tu esi silpnas psichologiškai, tave suės. Jeigu, pavyzdžiui, tas pats Paluckas įsivaizduoja, kad jisai atsistatydindamas išgelbės savo brolį, tai smarkiai klysta. Jis, manau, jo padėtį tik dar labiau pablogino. Tai jis pablogino ir savo padėtį, nes jis irgi dar taip išolios, kad ten mažai nepasirodys. Ir viskas baigsis, kaip visada, niekuo. Nes tos istorijos Lietuvoje, kaip taisyklė, baigėsi praktiškai niekuo. Ir aišku, labai svarbu Lietuvoje turėti labai tvirtus konkolus.